Kadangi pagaliau atėjo ilgai lauktasis pavasaris, mes nusprendėme apsilankyti vietoje, kurioje žmonių gausiau negu bet kuriame miške. Todėl apsilankėme Sakurų parke. Pirmą kartą esate šitam parke? Šitam parke, tai. Tikrai ne. Antrą kartą. Ne, antrą. Aš irgi antrą. Oi, net nežinau. Pirmą kartą. Pirmą, ar ne? Kaip žydis pirmą, bet šiaip tai ne. Antrą iš tikrųjų. Apskritai antrą per visą gyvenimą dar tik tai. Šitam parke, man atrodo, antrą kartą. Dar buvo Dominykas mažiukas prieš metus. Buvom atėję ir šį kartą jau irgi šiais metais. Šiemet antrą. Kokį įspūdį paliko? Gamta, patiko, tikrai, aš pats gamtą mėgėjas, pabūti. Labai teigiami. Smagu, šiltas oras geras. Gerai, ne? Ir gražu. Gali daugiau sakurų būti. Kaip Jūs manot, ko šitam parke trūksta? Ko šitam parke trūksta? Šiaip rimtai neblogas klausimas. Galbūt yra kažkokių opių problemų, kurios tiesiog krenta į akis. Stovėjimo aikštelės nėra normalios. Na va, viena problema. Jo, nes mašiną labai sunku čia pasistatyti. Čia vidury dienos ir vakarė vis laik. Ypač kai tiek žmonių. Jo. Ypač būtent šiuo paros. Na, ko gero, daugiau sakurų. Net nežinau, šiaip viskas čia labai gražu. Gal šiek tiek su šiukšliadėžių trūkumas, bet šiaip tikrai viskas išpildyta, manau. Iš gerosios pusės, tai nežinau, tikriausiai nieko netrūksta, bet nežinau, ar dėl to, kad labai didelis žmonių srautas, ar dėl ko tos šiukšlės galbūt biškiuką krestų į akis. Suprantu, kad galbūt sunku ištuštinti, nes tiek žmonių daug ir panašiai, bet galėtų galbūt kažkaip truputėlį šitą problemą spręsti. O šiaip tai viskas labai super, labai faina iš tikrųjų. Daugiau šiukšliadėžių, nes čia labai, ypač dabar, kai čia žmonių daug, labai daug šiukšlių visur, taip atrodo netvarkinga, negražu. Ar daug selfių pasidarėt? Tikrai taip, labai daug, labai. Ir selfių, ir neselfių, ir šiaip žmonės labai atkreipėm dėmesį, fotografuojasi, labai faina atmosfera, tiesiog džiugu labai. Tris. Vieną. Vieną bendrą. Vieną bendrą, ne? Jeigu neturi nuotraukas prie sakurų, reiškia ne Vilnietis. Teisingai. Selfių nesidarėm, bet darėm daug sūnelio nuotraukų. Kadangi dabar artėja vasaros laikas, kaip Jums atrodo, ko trūksta pačiam Vilniuje? Gal daugiau tokių gražių vietų, poilsiaviečių, kažkokių suoliukų, kad galėtum atsisėsti. Grynam ore, ar ne? Ko trūksta Vilniuje? Ežerų. Jo, maudymosi vietų. Net nežinau, iš tikrųjų, nes vasarą čia ganėtinai mažai būna. Bet galbūt tokių vietų, daugiau kažkokių parkų galbūt atnaujinti, nes iš tikrųjų tas miestas, iš tikrųjų tas šurmulys labai smagu kažkur atitrūkti, kur daugiau gamtos grožio šitą ir panašiai, tai galbūt kažkokių parkų daugiau atnaujinti, daugiau tokių gamtos kampelių iš tikrųjų. Tai kažkas tokio galbūt. Trūksta galbūt su vaikučiais kažkur daugiau, sakykime, tokių vietų, kur galėtų jie laisvai bėgioti, tiesiog ateiti tokių atsipalaidavimo zonų. Lauke, ne? Kartu su vaikais. Nes taip kažkur tais yra tas Bernardinų sodas, ten labai daug žmonių ateina ir tiesiog per daug jau grūstis darosi. Norėtųsi dar tokių kažkokių laisvesnių vietų, ar ne? Laisvesnių vietų, taip, kur vaikai galėtų laisvai jaustis. Man patinka Labas parkas. Patinka, ar ne? Norėtum, kad jų daugiau turbūt būtų? Aha. Nežinau, turbūt visko pakanka renginių, vasarą pakanka vietos pailsėti, pakanka pasislėpti nuo miesto triukšmo vietos, pakanka pieva čia didžiulė, pabūt gamtoj pakanka, manau visko pakanka šiaip. Gal dviračių takų daugiau? Tiesa. Galbūt norėtųsi daugiau parkų, iš tikrųjų, apskritai, po tokių kaip parkų, kur galima būtų su šeima ateiti pabūti. Nors ir selfio nepasidariau,
tačiau pakalbinau daug puikiai nusiteikusių žmonių. Labai gaila, kad sakūros žydi tik savaitę. Tačiau tikimės, kad šis puikios nuotaikos užtaisas mus lydės iki ateinančio pavasario. Sėkmės!